visas mano gyvenimas apsivertė visiškai per kelis mėnesius. Visiškai. Aš taip pasikeičiau. Mano 28 metų galvos skausmas per 2 valandas nuėjo visiškai. Didžiausias mano gyvenimo klausimus sustigavo taip į lentynėles ir buvo puikus atspirties taškas. Tai man Diana yra absoliučiai moteris iš didžiosios M. Ir aš niekada sakau nepamiršiu, man paklausė tiksliau, ar tu tikrai nori eiti kartu, nes tu labai pasikeisi. Ir aš dar taip gal iš pirmo paklausimo nesupratau giliai, taip, aišku, sakau, nori. Ir tu perklausai dar kartą, ar tu tikrai nori. Ir man tada tokia mintis, kad tikrai noriu, nes ten aš jau buvau, ragavau, patyriau, žinau, ką tai reiškia, tai manęs neužpildė, aš nebuvau laiminga ir aš atgal nenoriu. Tai galvoju, jeigu turiu progą ir galimybę eiti toliau, nežinau, kas bus, baisu, bet aš einu. Aš esu Milda ir kartu šitą kelionę esu, galiu net datą pasakyti, tai yra nuo gruodžio 10. Kreipiausi gruodžio 8, nes man tai labai svarbi diena. Tai tokia pati svarbi kaip mano gimtadienis, nes tai buvo ta diena, toksai slengstis, išėjimo iš senos savęs į naują save. Aš pradėjau nuo šokių ir labai seniai norėjau tą daryti. Ir šokių batelius buvau nusipirkus ir padėjus į spintą, nes visą laiką visus savo poreikius atidėdavau, kad vėliau. Pirma yra kažkas, ką reikia padaryti, o čia labai noriu, bet ne dabar. Ir tai truko gana ilgai. Aš atėjau ir supratau, kad aš ten tikrai turėjau būti, nes nuo tos dienos pasikeitė visas mano gyvenimas. Ir patį pirmą vakarą šokį prisimenu, kai visi susipažinom, prisistatėm čia. Tai aš pasakiau, kad aš noriu išeiti iš komforto zonos ir atskleisti save. Tai visą laiką nuo tada iki pat dabar mane tas mano noras lydi. Ir jau kai atrodo, kad jisai kaip ir išsipildė, tai atrandu dar naujų dalykų, dar giliau ir jisai pildosi ir viskas skleidžiasi ir auga. Tai buvo šokiai, ten labai daug gavau, labai daug gerų emocijų, naujų žmonių, visko labai daug. Tikrai čia tam atsiskleidimui, tai buvo pirmas žingsnis ir susipažinimui su savim pačia, nes jau per pirmas kelias šokių pamokas mano visas charakteris man pačiai pasirodė kaip ant delno. Aš supratau, kokia aš esu, kas man manyje nepatinka. O didžiausią įspūdį man turbūt Human Design sesija paliko, nes iki tol aš labai blaškiausi, nežinau, ko aš noriu. Atrodo, kad žinau, ką noriu gyvenime veikti. Paskui pabandau, lyg ir tai yra ne tai, tada seka kažkokia kita veikla, tada tas aplinkos spaudimas toksai, kad kas tu esi, prisistatyk. Ir man tai buvo labai sunku save identifikuoti, kas aš esu, nes kas mane pažįsta, tai visi žino, kad aš esu visur. Ir ten, ir tą darau, ir paskui pradėjau mėtytis galvoti, jeigu aš tiek visko daug darau, bet kažkaip nesugebu galbūt pabaigti, ar man čia neįdomu, ar aš tikrai čia savęs nerandu, kur save padėti ir tų daug veiklų, gaunasi, kad rezultato nė vienoje nėra, arba visur po truputį. Ir per tą Human Design mano 28 metų galvos skausmas per 2 valandas nuėjo visiškai, nes aš supratau, kas aš esu, kokia aš esu, kodėl aš čia esu ir ką aš turiu daryti ir kad viskas su manimi yra gerai. Ir buvo tokia didesnė paspirtis klausyti savęs ir savo širdies ir pasitikėti labiau savim. Ir aš supratau, kad aš neprivalau rasti to atsakymo, kaip save identifikuoti tam, kad kažkas kitas suprastų. Man užtenka to, kad aš pati suprantu, kas aš esu, kokią žinutę į pasaulį nešu ir ko aš jo noriu. Tai man didžiausias mano gyvenimo klausimas sustigavo taip į lentynėles ir buvo puikus atspirties taškas. Toliau save realizuoti ir per kažkokią veiklą, kurių atsirado tų veiklų labai daug, savaime. Tiesiog pradėjo savaime spręstis problemas. Nes man nuėjo ta našta tokia ant pečių, kad čia yra kažkokia problema. Atrodo, tai paleidau viską, vadinasi, viskas su manimi yra gerai ir bus taip, kaip turi būti. Ir viskas pradėjo savaime plaukti ir dėliotis. Tai sakralaus moters seksualumo
visos dienos seminaras. Tai buvo taip stipru. Ten aš dar daugiau su savim susipažinau. Norėjau nuo savęs pabėgti, gavosi, kad akistata tokia. Ir labai atradau daug atsakymų į klausimus būtent dėl santykių. Kaip atrodė, kiek daug įsitikinimų aš nešiausi, kurie visai yra ne mano. Ir kada aš ilgai gyvenau su to vidiniu konfliktu, ko aš noriu ir ko iš manęs tikisi. Ir taip tas laikas tempėsi ir aš anksčiau pati sakydavau, kad žmogus nesiima pokyčių tol, kol jisai gali pakentėti. Tai aš supratau, kiek ilgai aš taip tempiau, kol tiesiog tas burbulas toks susirinko ir sprogo vieną dieną, kad aš nebegaliu pakentėti, jau pavargau ir man reikia suprasti, ką aš darau ne taip, kodėl man yra negerai. Nes mano ta kelionė prasidėjo nuo mano skyrybų, kai aš jaučiausi labai skaudinta, vieniša, savivertė tokia nukritus buvo ir kažkaip tas bandymas pabėgti turbūt ir buvo gauti kažkokius patvirtinimus, kad gal viskas čia su manim yra gerai, atsistatyti. Tai ten aš supratau, kodėl mano santykiai buvo tokie, kokie buvo, kodėl aš taip elgiausi, kaip aš elgiausi, kodėl man taip atrodė. Tai va, tas seminaras padėjo galbūt nustoti ieškoti priežasčių išoriai, kodėl kažkas su manim pasielgė, kaip pasielgė, kodėl pasakė, ką pasakė, bet tiesiog suprasti pačiai iš savęs, kodėl aš leidau, kad su manim pasielgtų, kodėl aš leidau, kad man tai pasakytų ir kodėl aš nelaimingai jaučiausi pati, o ne kiti kažką blogai padarė. Tai ten aš radau visus tos atsakymus savyje, supratau, ką aš noriu keisti. Labai puikiai pamačiau vaizdą, kokių aš santykių noriu, vėl prisiminiau savo, ką buvau pamiršus, ko aš noriu iš savęs, ką aš noriu transliuoti kitiem, ką aš noriu duoti. Labai daug paleidau gėdos jausmo, tokio, kur apie kažką yra nesmagu kalbėti, nejauku kalbėti, nes aš buvau iš tų tokių, kur viskas man yra gerai. Ir visi žino, kad jau milai viskas yra gerai. Ir aš kažkaip nebuvau linkus dalintis tuo, kas yra negerai. Aš priimdavau iš kitų, išklausydavau kažkaip kitus, dar apsikraudavau jų problemom, apie tai galvodavau, o save kaip tuos batelius padėdavau, nes, kažkada ateis laikas man, viskas čia yra gerai. Tai aš labai save baudinėjau. Ir ten pasileido visą tai, kas yra negerai, nes pasijautė gal ta tokia saugi moterų erdvė, kur tu gali atsiverti. Aš pamačiau, kad mano problemos nėra kažkokios ypatingos, kur aš čia privalau su savim tvarkytis vien tai, ką pasidalino kitos moterys, man parodė, kad Dieve mano, aš taip klausiau, kokios mes panašios, kiek bendrų dalykų mus vienija ir kaip mes visos tą savyje nešiojamės ir niekur neišnešam, nes antiek esame įspausos būti stiprios mamos, stiprios žmonos, stiprios darbuotojos ir mes viską galim pačios ir mums viskas yra gerai. Bet kai yra negerai, tai tu supranti kartais, kad net lyg ir nebeleidi savo pasakyti to, nes gal kažkas nesupras arba tavo problemos ne tokios didelės. Ir kai supranti, kad jos visos yra panašios, tai tada tu nori dar daugiau atsiverti. Ir kai matai, kad tave priima, tai gydo, nes aš po to seminaro išmokau paprašyti pagalbos, aš niekada nemokėjau, nes nedrįsdavau, nes tas prašymas pagalbos kažkokios ar išklausimo, tai lyg ir parodymas, kad tai aš čia nesusitvarkau su savim pati, o iš tikrųjų visa ta stiprybė yra, kad parodyt kartais, kad ir tu būni silpna, ir aš būnu silpna, ir aš leidau savo tai pripažinti pirmiausia, kad aš esu silpna kartais ir turiu teisę tokią būti. Išmokau paprašyti pagalbos ir kai išmokau paprašyti, pasirodo, kad visi nori padėti ir padeda. Tai va to vieno žingsnio reikėjo iš savęs. Tai tas seminaras tai buvo wow, tai irgi labai daug pokyčių atnešė mano gyvenimą, į bendravimą su kitais žmonėm, apskritai santykius, į požiūrį galbūt į žmonės, požiūrį į save. Ir tikrai palengvina gyvenimą tas suvokimas, kad ir aš galiu silpna pabūti.
atrodo, tas laiko tarpas nėra didelis nuo tos gruodžio 10 dienos, bet įvyko labai visko daug. Tai tie keli šokių kursai ir savaitgalis sodyboje 3 dienų, kur visiškai taip stipriai iš tikrųjų suveikia. Čia kiekvienas užsiėmimas vienas po kito vis labiau gilina, tai ir padeda atrasti, tai net sunku įvardinti, kuris stipriausiai paveikia, nes visi skirtingi, visi suprantu, kad buvo man labai reikalingi, nes įdomiausia yra tai, kad į kiekvieną tą užsiėmimą man pakankamai sunku buvo susiorganizuoti ir patekti. Teko tam tikras kliūtis įveikti, kas irgi labiau motyvavo, nes aš iš tikrųjų ant tiek buvau save nuvertinus, kad gavau visas geriausias pamokas patvirtinti savo, jeigu tu nori, tai tu padaryk. Ir aš supratau, kiek aš stipriai noriu, mano vidus nori, kad aš sugebu padaryti. Tai čia ta kelionė sekė viena po kitos, stovykla, seminaras, pasikeitė santykiai su vaikais. Vaikai mano pasikeitė irgi. Aš pradėjau matyti taip, anksčiau nemačiau. Ir tas ryšys tik tai sustiprėjo ir atradau iš naujo santykį mamos ir dukterų, visiškai kitaip, per kitą pusę. Jos dabar irgi tarp kitko domisi šokiais, labai nori šokti. Šokiai atnešė mano vis santykis. Naują meilę, visai kitokią. Ir aš pajaučiau, kad kai pradėjau keistis pati, sugrįžo visos mano senos svajonės, kurias aš buvau kažkur nustūmus, nes patikėjau, kai kažkada man sakė kažkas, kad jos yra nerealios ir čia nieks neįsipildys. Ir man tiesiog toksai viskas grįžo vaikiškas džiaugsmas visom smulkmenom, bet ir tie nauji santykiai irgi visai kitokie, su visai kitokiu požiūriu. Aš supratau, kad aš dabar gaunu tai, ko kažkada anksčiau norėjau, bet netikėjau, kad tai gali būti. Ir kai iš naujo patikėjau, tai išsipildė. Aš kai galvojau, kad atėjau, būdama labai sudėtingoj situacijai, tai iš tikrųjų dabar netgi jinai dar yra sudėtingesnė, bet mano požiūris pasikeitė. Nes jeigu aš būčiau patyrus tam tikrus dalykus, kuriuos patiriu dabar, bet tai būtų anksčiau, prieš visą tai, aš nežinau net, ar aš būčiau atlaikiusi savo senų požiūrių. O dabar tiesiog viską išmokau žiūrėti paprasčiau, priimti kaip pamokas, semtis iš to patirties. Tai nuo manęs iš tikrųjų dar sunkesnių periodų nusisuko labai daug žmonių, artimų žmonių. Ir anksčiau tai aš turbūt būčiau sėdėjusi pagalbę verkus, kodėl man taip atsitiko, kodėl vis taip, aš čia nenusipelniau tokia savigrauža. O dabar tiesiog aš priimu tai, kad taip yra ir taip turi būti. Nebesistengiu analizuoti kitų žmonių, kodėl jie daro kažką, ką daro. Tiesiog stengiuosi daugiau bendrauti su savim ir žiūrėti, o kodėl aš reaguoju taip, kaip reaguoju, kodėl man nepatinka, kodėl mane skaudina, mane žeidžia ir pati rinktis, kaip jaustis. Ir nuo to gebėjimo pasirinkti, nušvito gyvenimas kitom spalvom, man atsirado daug naujų spalvų, naujų kvapų, aš atrodo viską matau kitaip, žodžiu kitaip. Ir tokia pilnatvė atėjo.